Labas. Kviečiam. Tave. Į karjeros stovyklą. Turbūt matei, kad plauksime su irklentėm, taip vadinamais supais. Irklentėmis aprūpino mūsų kolegos iš isup.lt ir jie šiek tiek papasakos apie maršrutą. Taigi plauksime vienu populiariausių Lietuvos vandens telkiniu, grožėsimės Trakų pilies vaizdais, gamtos vaizdais, aplink salas plaukiosim. Aš turiu labai didelę vandens baimę. Davai, gerai, stokis. Bet aš judu. Prieš 15 minučių čia užlipau ir plaukioju. Jeigu tavo viešojo kalbėjimo, pavyzdžiui, baimė yra tokia pat didelė, taip pat kaip ir mano plaukimo baimė, vandens baimė, ateik į mūsų stovyklą ir tu nebebijosi. Ką tik įveikiau savo baimę, tai yra pabandžiau pašokinėti ant šitos lentos. Kažkaip maždaug taip. Va, tai šį kartą išėjo, prieš tai nelabai. Buvau su akiniais, kritau, akinių nebėra. Cool. Bet savo baimę įveikiu, tuo didžiuojasi. Tai su manim lygiai tą patį ir darysim. Įveikinėsi baimę, būtent viešojo kalbėjimo srities. Mūsų karjeros stovykloje tu išmoksi finansinio raštingumo, kuris yra labai svarbus tavo ateityje. Taip pat bus emocinio intelekto mokymai. Stovykloje, ką aš tau padėsiu padaryti, tai padėsiu ieškoti, kur tu esi talentingas, kur tu esi geras ir kur tu galėtum ką nuveikti ateityje. Aš tau padėsiu sudaryti įdomų CV, pakalbėsime apie tai, kaip elgtis per darbo pokalbį. Tai labai laukiu tavęs stovykloje. Labas! Stovykloje su manim kalbėsi apie tai, kaip formuoti komandą ir apie pardavimus. Tai pardavimai man labiausiai susijęs su tuo, kad tu turi tiesiog paimti kažkada ir šokti į vandenį. Tai iki susitikimo.